Mano vardas kunigas Massimo Bianco, gimęs Turine, Italijoj, 63 metais, gyvenu Lietuvoje jau beveik 10 metų. Esu salezietis kunigas, saleziečių kongregacija įsteigė kunigas Šventasis Jonas Bosko. Mūsų tikslai ypatingai yra vaikų jaunimo auklėjimą. Šita kongregacija yra paplitęs per visą pasaulį, taip pat Lietuvoje. Kodėl atvykau čia į Lietuvą? Būtent dėl to, kad per visą tarybinį laikotarpį saleziečių veikla Lietuvoje buvo beveik sustabdytas ir po nepriklausomybė mūsų kongregacija norėjo atnaujinti mūsų darbą su vaikais ir kadangi liko iš pirmųjų tik keli seni saleziečiai, atsiuntė jaunesnių iš užsienio. Emigracija, manau, kad pirmiausia nėra, taip mano nuomonės, pirmiausia problema arba sunku padėtis, kuris galėtų būti geriau išvengti, bet iš principo yra pozityvinis dalykas, kurį gali praturtinti žmonės. Ir tie, kurie keliauja, ir tie, kurie priima. Kadangi susipažinti su įvairiomis kultūromis, kalbomis, gyvenimo būdais duoda progą ir duoti, ir gauti. Aišku, kad dažnai, kada galvojame apie migraciją, man irgi spontaniškai išeina dėl skurdžios ar dėl kitos sąlygos, pavyzdžiui, kur nėra taikos arba normaliai paprastos gyvenimus galimybės žmonės turi išbėgti. Kai dabartiniu metu ir Europoje nemažai žmonių, ypatingai jaunų žmonių, patyrė tokią ekonominę krizę ir dėl to, dėl darbo, dėl finansinės padėties, dėl sunkumų savo gimtinėse ir iš Lietuvos, pavyzdžiui, migruoja ir į Italiją ir kitur. Įdomu, kad aš atvirkščiai esu atvykęs į Lietuvą, galim sakyti, irgi savotiškai kaip migrantas. Ir kada galvojame apie tos statusus, taip pat galvojame apie kelius sunkumus. Pirmiausia, nėra taip automatiškai prisijungti į kitą kultūrą. Ir faktas yra, kad, pavyzdžiui, itališka kultūra yra skirtinga nuo lietuviška, bent esame Europoje, bet ir kalba, ir mentalitetą, ir vienos kitos tradicijos, ir dar kitos sąlygos, pavyzdžiui, klimatą, maistas ir panašiai. Reikalauja nuo žmogaus truputį pakeisti savo požiūrį, savo gyvenimo būdą. Manau, kad identiteto tapatybė, galim sakyti, keičiasi, bet neanuluojasi, nedingsta visiškai. Labai aktualus yra ir Lietuvoje, pavyzdžiui, tie ypatingai jaunimo ar jaunų šeimų, kuris iškeliauja kitose valstybėse, paskui grįžta, kai supratau, nuo kitų lietuvių, kuris čia gyvena, truputį skiriasi. Ir tarp kunigų irgi tie, kurie, pavyzdžiui, mokosi Romoje, paskui grįžta, atrodo truputį kitokiai, nuo tie, kuris liko, gal mentalitetą truputį atskirą. Manau, neišvengiamas tos dalykus ir kartais yra kaip užduotis, kaip problema, bet manau, kad ypatingai jeigu suaugęs žmogus migruoja, jau formavę savo pasaulio viziją, savo identitetą, šitą nedingsta. Kai tavo gimtinė kalba, kurį mokai nuo savo vaikystės, niekada nepamirši. Ir yra kažkokia traukimai į savo gimtinę. Daugiau jaučiasi, kada tu nesi tėvynėje, kada tu esi užsienyje, gal pradeda žmonės truputį vertinti daugiau, kai jie paliko arba pasiilgo. Čia natūralus dalykus yra ir turi ir savo
draugų, savo artimųjų. Bet prarasti visą savo praeitį irgi yra pavojinga, no? Kaip būtų nuo medžio nukirti šaknų. Tada be šaknų negali ta medis augti ir gyventi. O tos problemos panašos yra Europoje. Kadangi formuojasi Europos Sąjunga, neužtenka, kad būtų bendra valiuta, euro, kad būtų bendra, nežinau, komercinė sutartį, bet reikia gilinti į savo šaknų. O kai ir popiežius ne vieną kartą primena ar bažnyčia, kad vienas to pagrindinių šaknų, kuris formavo Europą, yra dvasinė, yra evangelizacija, yra bažnyčios istorija per beveik 2000 metų. O visiškai pamiršti, nepaminėti tos dalykus, pavyzdžiui, Europos konstitucijos yra klaida, kadangi nepripažina istoriškai objektyviai, galim sakyti, kad Europa formajosi būtent tarp kitos priežasčių irgi dėl religinė bendro tikėjimo. Mano nuomonė, globalizacija yra kaip medalė, kuris turi dvi skirtingos požiūris, viena pozityvinė, kita negatyvinė. Iš tikrųjų, pirmiausia, yra pozityvinis procesas, kuris vyksta ir nesustabdoma ir, manau, savaime turi savo prasme, kad visą pasaulį po truputį, kaip galim sakyti, sutampa kaip viena globalinė miestelis ar valstybė. Galvojame apie technologijos galimybės, apie ypatingai telekomunikacijos, apie kompiuterį, interneto ir panašiai, kurį anksčiau nebūdavo. Ir dabar, jeigu tu įdedi vieną bet kokią žinią internete per 10 minučių, visą pasaulį potencialiai gali skaityti, gali interaguoti, o šitą irgi nesustabdo, pavyzdžiui, režimai, yra kokia demokratinė irgi ginkla, galim sakyti, kad informacija būtų laisva. Iš kitos pusės mes žinome, indama, pavyzdžiui, internetas kaip peilis gali naudoti gerai ar blogai. Per internetą gali veikti labai gerus dalykus ir, pavyzdžiui, informacijos apie medicininės, apie kitos svarbus dalykus gali būti ir naudota blogai, nežinau, teroristinės tikslais, ar pornografinė, ar visos kitos, ar ginklų pardavimų ir panašiai. Būtent dėl to reikia, kada atsinaujina daugiau galimybių, žmogaus rankose daugiau atsakomybė. Gal yra ta filmas, Žmogų voras. Viena sakinys, kuris man patinka ir, man atrodo, įvairiose srityse galioja. Kuo daugiau žmogaus turi galią, kuo daugiau turi turėti atsakomybės. Atvirkščiai ta galia tampa kažkokia negatyvinė dalykas. Jeigu tu gauni tą galią, tą naują galimybę su gera tiksla, kaip atsakomybė visiems, kad veikime apie ekologiją, apie visos temos, tada gerai. Negali dabar viena valstybė galvoti tik apie save, o visi kiti kažkur. Vis tiek interaguojam vieną kitą. Tik kada keliasi pusryčiauja žmonės, kaip valstybė jau palieka. Gal bananą ateina iš Amerikos, kavos iš Indijos, bandelė gal iš Lietuvos, vynuogė iš Italijos, vynas irgi, taip toliau. Jeigu nebūtų ta bendra, sakysime, stalą, pasaulį būtų tikrai labai neturtinga. Taip mano nuomonė. Baziškai yra pozityvinė apie globalizaciją, tik reikia koreguoti ir priežiūrėti tos pavojus.